Prisitaikymo prie reguliavimo išlaidos. Kas tai ir kodėl svarbu jas vertinti ir mažinti? Nemaža valstybės institucijų darbo dalis teisėkūra, vientisa ir darni teisės sistema. Teisės aktai reikalingi tam, kad būtų užtikrinta teisinė tvarka, valstybės bei visuomenės interesų apsauga. Piliečių teisių ir laisvės garantija, taip pat ūkio subjektų veiklos reglamentavimas. Teisės aktais kuriama ne tik nauda visuomeniai. Neretai juose yra nustatyti reikalavimai, kuriuos vykdant patiriamos tam tikros išlaidos. Administracinė našta – tai laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ūkio subjektai vykdydami teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus. Informaciniai įpareigojimai – tai įpareigojimai susiję su informacijos judėjimu. Pavyzdžiui, pateikti informaciją, ataskaitą, deklaraciją, statistiką, užpildyti prašymą, ženklinti pakuotes ir kiti panašūs reikalavimai. Teisės aktuose taip pat yra įtvirtinami ne tik su popierizmu susiję įpareigojimai, bet ir kiti reikalavimai sukeliantys prisitaikymo prie reguliavimo išlaidas. Pavyzdžiui, išlaidos gaminamiems produktams ar teikiamoms paslaugoms pakeisti, įrangą įsigyti ar pertvarkyti, darbuotojams apmokyti ar naujiems samdyti, paslaugoms pirkti – visa tai verslui kainuoja ir sudaro didžiąją dalį reguliavimo kainos. Statistika rodo, kad informaciniai įpareigojimai sukelia tik 15–20% bendros reguliavimo kainos. Likę 80–85% yra prisitaikymo prie reguliavimo išlaidos. Sakykime, ketinama maistą gaminti mažais kiekiais namuose ir jį tiekti vartotojams. Su kokiais reikalavimais susiduriama šioje situacijoje? Informaciniai įpareigojimai. Pateikti dokumentus valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai dėl maisto tvarkymo subjekto registravimo. Registruoti numatomo pagaminti maisto kiekį. Pateikti informaciją vartotojams apie pagamintą maistą. Minėtų reikalavimų įgyvendinimas vertinant ir sugaištą laiką naujiems ūkio subjektams sukels administracinę naštą, sieksiančią apie 160 eurų per metus. Kiti įpareigojimai. Privaloma pardavimui skirtus maisto produktus laikyti atskirame šaldytuve, kartą į 2 metus atlikti geriamojo vandens laboratorinius tyrimus ir turi būti atestuoti pagal privalomų higienos įgūdžių programą. Šių reikalavimų įgyvendinimo išlaidos gali siekti apie 600 eurų ir jos laikomos prisitaikymo išlaidomis. Taigi, akivaizdu, kad ūkio subjektams privalomos ir papildomos sąlygos neapsiriboja vien tik administracinė našta. Siekiant objektyviai įvertinti ūkio subjektams tenkančią naštą, būtina vertinti bendras prisitaikymo išlaidas. Tai daryti įpareigoja vyriausybės nutarimas, kuriuo patvirtinta ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodika. Teisės aktų projektų rengėjams, paskaičiuojant konkrečią sumą, kuri parodo galimą poveikį jų inicijuojamiems pakeitimams, neretai dalies planuojamų pakeitimų būna atsisakoma kaip neproporcingų ir nebūtinų. Tad kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų įvertinti, ar tikrai įpareigojimą reikia taikyti plačiam ūkio subjektų ratui. Ar įpareigojimą reikia vykdyti taip dažnai? Ar nėra kito būdo reguliavimo tikslui pasiekti? Galiausiai naštos verslui padidėjimą pajaučia ir galutiniai vartotojai per išaugusias prekių ar paslaugų kainas. Taigi, nustatomi reikalavimai kainuoja visiems. Todėl itin svarbu suvokti išlaidų mažinimo svarbą, prioritetą ir tiesioginį šių išlaidų mažinimo ryšį su mūsų valstybės konkurencingumu. Kuo skaidresnę, lankstesnę ir lieknesnę teisinio reguliavimo sistemą turėsime, tuo patrauklesni būsime investicijoms, inovacijoms ir naujų darbo vietų kūrimui. Plačiau apie administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimą rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos puslapyje eimin.lrv.lt.